Brangus broliai, šiandienos Evangelijoje Jėzus kalba apie šventąjį Joną Krikštytoją ir pateikia mums sakinį, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo gana keistas ir net prieštaringas. Jis sako, nuo Jono Krikštytojo laikų iki dabar dangaus karalystė patyrė jėgą ir ryžtingieji ją užvaldo. Tai skamba keistai, ypač kai krikščionybė laikome taikos religija. Juk angelai kalėdų naktį paskelbė ramybė žemėje žmonėms, kuriuos jis myli. Kaip tada dangaus karalystė gali priklausyti į jėgą naudojantiems? Norėdami tai suprasti, turime šią vietą teisingai aiškinti. Originaliame tekste vartojamas graikų veiksmas žodis bis, kuris reiškia įnaudoti jėgą, bet ne agresijos ar brutalumo prasme. Jis susijęs su gyvybinė jėga, vidinė energija ir kilęs iš tos pačios šaknies kaip bios, reiškiančios į gyvenimą. Taigi Jėzus mums sako, kad dangaus karalystė nėra skirta drungnoms sieloms, tiems, kurie gyvena be uolumo ir be ryžto. Dangaus karalystė patyrė jėgą, nes reikalauja iš mūsų vidinio impulso, švento užsidegimo, tvirto apsisprendimo žengti šventumo keliu. Šventasis Benediktas savo šventoje reguloje kalba būtent apie šią tikrovę. Jis apibūdina tuos, kurie ieško Dievo, kaip žmonės, kurie jį užėmė šturmu dvasinį gyvenimą. Tai skuba mylėti Dievą, troškimas jam priklausyti be atidėliojimų ir pasiteisinimų. Tokia laikysena yra aiškiausias vilties, dorybės ženklas. Mes gyvename advento laikotarpiu, laikų giliai persmelktų vilties. Tačiau krikščioniškoji viltis nėra pasyvus laukimas, nėra rankų sudėjimas ir laiko leidimas. Krikščioniškoji viltis yra aktyvi, galinga ir paženklinta šią šventą jėgą. Kas turi viltį, tas neatidėlioja atsivertimo. Nepalieka jo rytoj. Viltimi pilna siela skuba tapti šventą, skuba mylėti Dievą, skuba atsiliepti į malonę. Psichologiškai viltis pasireiškia taip, kaip dvasinio gyvenimo šturmas, kaip degantis troškimas šventumo dabar. O kasgi yra viltis? Viltis yra tikrumas, kad Dievas jau dabar, šią akimirką, suteikia man visas reikalingas malonės mano misijai įvykdyti. Būti šventam ir jį mylėti. Ji nukreipta ne tik į ateitį, bet ir į dabartį. Dabar šią akimirką Dievas mane stiprina. Dabar jis daro mane pajėgų tikrai mylėti. Todėl dangaus karalystė priklauso ryžtingiesiems, tiems, kurie pasitikėdami Dievo malonę tvirtai sako. Dabar aš mylėsiu. Ne rytoj, ne vėliau. Dabar tai tie, kurie apsisprendžia atsisakyti egoizmo, nuodėmės ir senojo gyvenimo ir nedelsdami priima savo pašaukimą į šventumą. Jonas Krikštytojas buvo didžiausias iš moters gimusių, kaip pats Jėzus sako. Tačiau mažiausias dangaus karalystėje yra didesnis už jį, nes dabar gyvename Naujojo testamento laikais, malonės laikais, gyvosios Kristaus buvimo laikais. Kai Jėzus mus aplanko, jis ne tik moko, jis perduoda jėgą, su kuria galime atlikti tikrus dvasinius žygdarbius. Tegul Dievas suteikia mums šią gyvą viltį, šią šventą skubą mylėti. Dievas te laimina jūs.